Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į Vlogmas. Mano vardas yra Aistė ir kartu čia mes laukiam kalėdų, kiekvieną dieną dalinuosi įvairiausio tipo video su knygomis, ar tai būtų knygų apžvalga, ar tai būtų paprastas vlogas, ar tai tiesiog pokalbė apie knygas, bet tikiuosi, kad tau patiks ir prisijungsi, paspausi subscribe prenumeratos mygtuką, taip nepraleisi ateinančio video. Na ir kągi, važiuojam! Šiandien yra dar viena knygos apžvalga, tad pasidariau kavos, pasidarykit ir jūs, kad laikas neprailgtų, ir pakalbėsim šiandien apie lietuvių autorės Deimantės Rudžinskaitės knygą Pasaulietė. Oi, ši knyga, tai labai aš ją norėjau paskaityti nuo pat, kai tik tais ji išėjo, aišku, jos populiarumas išsprogo vos ne per naktį. Mačiau Instagrame vos ne kiekvieną dieną skaitė šią knygą ir kaipgi aš galėjau jos nepaskaityti. Prisipažinsiu, ši knyga išpopuliarėjo todėl, daugiausia visur buvo kalbama, kad pasakoja Deimantė apie tai, kaip užaugo Jehovos liudytojų šeimoje. Bet mane pirmiausiai suintrigavo ši knyga todėl, kad Deimantė kilus yra iš Šiaulių. Ir labai mes nedaug turim knygų, kurių veiksmas vyktų Šiauliuose. Nors ši knyga yra atsiminimai, tačiau tai yra tik tais antroji mano skaityta knyga, kurios veiksmas vyktų Šiauliuose. Pirmoji, žinoma, Pietinio kronikos. Tai pirmiausia mane intrigavo tai, bet žinoma, Jehovos liudytojai. Tai yra nežinoma organizacija, jeigu joje nesi, tai labai turbūt daug kažko apie ją ir nežinai. Ir visada yra smalsu. Iš tikrųjų, aš kiek prisimenu savo santykius su Jehovos liudytojais, tai tik tiek, kad kai būdavau maža, žinau, kad dažnai ateidavo du žmonės, arba mergina ir vaikinas, vyras moteris, arba dvi moteris dažniausiai ateidavo ir kažką ten pasišnekėdavo, mama su jais uždarydavo duris ir nenorėdavo turėti su jais bendros kalbos. Ir žinau, kad jie vaikščiodavo, dalindavo lankstinukus, bet kad yra Jehovos liudytojai, kad čia yra kažkokia religinė bendruomenė, kažkokia bendruomenė, kuri bando pritraukti naujus narius. Aš to nesuprasdavau, nes būdavau vaikas ir man tai būdavo neįdomu. Tada kažkaip man augant labai nebedaug būdavo, nebevaikščiodavo nei tie žmonės, nei tų lankstinukų dalindavo ir galvojau, kad jau viskas, užsibaigė turbūt Jehovos liudytojų lankstinukai. Bet kas yra keisčiausia, kad kai paskaičiau šitą knygą, vis sulaukia ateinant Jehovos liudytojai pas mane. Aišku, niekada aš jam durų netrakinu, bet jau iškart galima suprasti, ateina du žmonės, paskambina duris, laukia su lankstinukais ir kalba apie tai ir kiti žmonės. Tai vis dar ši organizacija egzistuoja ir aš labai džiaugiuosi, kad Deimantė parašė knygą ir leido mum, plačiai visuomeniai, plačiau susipažinti su tai, kas vyksta šioje organizacijoje ir ypatingai, kaip tai mato ir išgyvena vaikai, nes vaikų pasaulėžiūra yra visiškai kitokia nei suaugusiųjų pasaulėžiūra. Ir suprasti ir suvokti, kad esi kažkokioje vietoje, kurioje vyksta nelabai geri dalykai, yra gan sunku. Tai todėl aš tikrai labai giriu autorę už drąsą. Ir man pasisekė knygų mugėje susipažinti su Deimante, išklausyti jos pokalbį ir net gauti parašiuką. Tai turiu autografą nuo autorės, kur parašęs yra, kad tikroji laisvė galėti abejoti viskuo. Ir man atrodo, kad čia yra pagrindinė šios knygos Pasaulietė mintis. Tai va, toks intro, o dabar jau galim labiau pasigilinti apie turinį. Manau, kad tikrai daugybė žmonių jau skaitė, tai nors stengsiuosi neišduoti viso turinio, bet tikrai kažkokias detalės atskleisiu. Deimantė jau pati daug yra atskleidusi turinio detalių podcastuose. Aš tik baigusi skaityti knygą, peržiūrėjau visus podcastus, laidas, kuriuose kalba Deimantė, tiesiog norėjau sužinoti daugiau istorijos, man ši knyga labai patiko, bet norėjusi, kad ji būtų bent 3 kart ilgesnė, tai tie visi pokalbiai dar daugiau atskleidžia detalių, kurios galbūt liko už kadro ir nebuvo įdėtos į šią knygą. Ir kaip ir kalbėjau su Deimantė gyvai, sakė, kad tikrai turi daug ką papasakoti, bet aišku, reikia suprasti, kad negali padaryti milžiniškos apimties knygos, ji turi būti priimtino dydžio, kad žmonės ją skaitytų ir taip pat turi kažką pasilikti savo ir
pasilikti kažką, ką galėtum atskleisti podcastuose. Tai iš tikrųjų labai rekomenduoju, jeigu skaitėt šitą knygą arba skaitysit, pažiūrėti ir visus įrašus, nes tikrai Deimantė yra labai iškalbinga ir labai įdomu yra jos klausytis. Labai man patinka, kaip jį dėlioja mintis. Norėčiau ir aš taip sugebėti, nes kartais vieną sakinį galiu pasakoti pusę valandos laiko ir neprieiti prie minties, kurią norėjau pasakyti. Tai atsiskleidžia ir Deimantės pasakojimuose, ir Deimantės knygoje. Labai sakiniai yra tokie konkretus ir pasakantis visą esmę. Nėra labai didelių tokių lyrinių nukreipimų. Kalbant dar apie patį tekstą, tai labai didelė dalis, žinoma, yra skirta vaikystėje ir labai nedidelė dalis yra skirta paauglystė ir tolimesniam Deimantės gyvenimui. Tai vienintelis dalykas, ko man norėjosi, tai daugiau pamatyti tą Deimantės gyvenimą, kai ji jau nebebuvo vaikas ir jau žengė į tą savo gyvenimą, visiškai atitolusi tiek nuo savo šeimos, tiek nuo Jehovos liudytojų. Ir kaip jai sekėsi kovoti su savo mintimis ir statyti savo gyvenimą praktiškai nuo nulio. Tai to buvo mažiausiai čia papasakota, daugiausia buvo apie vaikystę, bet tada ir supranti, kad šios knygos mintis ir yra parodyti, kaip vaikas išgyvena būnant tokioje bendruomenėje. Jeigu jūs pažiūrėsit į įvairiausius atsiliepimus apie šią knygą, tai galite įvairiausių jų ir rasti. Manau, ko tikiesi iš šios knygos, to ir gauni ir su kokiu požiūriu ateini skaityti šią knygą, su tokiu požiūriu ir matai tą knygą. Jeigu skaitysit šią knygą su atviru požiūriu, neturint kažkokios tai kategoriškos nuomonės, norint tiesiog sužinoti žmogaus mintis ir pasaulį taip, kaip jis jį mato, ir suprasti, kad tokią knygą parašyti tikrai yra sunku ne tik rašyti, bet ir paleidus ją į pasaulį gyventi su tuo, kad paleidai savo asmeninį gyvenimą, asmeninį šeimos gyvenimą, tai, kas vyksta už uždarų durų į pasaulį ir dabar visi jį gali skaityti. Tai labai daug ir drąsos reikia ir tikrai aš nesuprantu visų tų tokių neigiamų komentarų apie šią knygą, nes patys pagalvokit, mūsų Lietuva yra maža. Praktiškai ilgai panaršius galite atrasti sąsajas tarp savo draugų, pažįstamų, bendradarbių, kažkokie tolimi giminaičiai, galbūt yra ir jūsų giminaičiai, tarp kažkokių tai jūsų kolegų. Mūsų Lietuva tikrai yra maža tiek ir žmonių skaičiumi, tiek ir plotu. Tai žinios keliauja greitai ir tikrai čia nėra kur pasislėpti. Mes neturim milijoninių miestų, iškilus kažkokiai sensacijai, dilemai, viešai pasirodant naujam žmogui, tikrai apie jį visi greitai sužino. Tai tikrai aš lekiu galvą Deimantei, kad ji yra toks stiprus žmogus, gebantis stovėti už save ir skleisti tą savo tiesą. Gal pagaliau pakalbėkim šiek tiek apie knygos turinį. Sunku yra pasakoti apie knygos turinį ir jį vertinti kaip literatūros kūrinį, nes tai yra atsiminimai. Ir niekada jie nebus kažkokie per daug vaizdingi, labai gražiai vienas su kitu susiję, nes kiekvieno mūsų atmintis tikrai nėra kaip kompiuteris, tikrai mes ir kažką pamirštam, kažkas mūsų atmintyje įstringa labiau ir manau, tai puikiai buvo atvaizduota ir šioje knygoje. Deimantės atsiminimuose iškilo tie skaudžiausi prisiminimai, kurie galbūt vaikui ir buvo labiausiai nesuvokiami. Pavyzdžiui, kodėl negali vaikas švęsti kalėdų, gimtadienių, kodėl negali susitikti su draugais, kaip kiti, kad gali. Ir tai yra daug kartų kartojama knygoje. Aš puikiai suprantu, kaip skaitytojai galbūt tai gali įgristi ar atsibosti, bet aš skaitydama supratau, kad vaikui tai buvo svarbiausi dalykai. Ir kai augi tokioje šeimoje, kur visa tai tau yra draudžiama, tau daugiausiai ir kyla klausimų, kodėl tai yra negalima. Taip pat šioje knygoje nemažai yra ir iškarpų iš Jehovos liudytojų. Nežinau, ar tai yra lankstinukai, ar tai raštai, ar tai kažkoks jų kaip ir šventasis raštas. Per daug į tai nesigilinau, bet tai buvo tokios iškarpos kaip pamokslai. Ir kai kurie buvo trumpesni, kai kurie buvo ilgesni. Na ir asmeniškai man šios ištraukos tikrai nusibosdavo jas kartais skaityti. Kai kurias aš tikrai paskaitydavau ir rasdavau sąsajų ir netitikimų su krikščionių
Bibliją. Tai jeigu būtų mano valia, aš būčiau gal šiek tiek mažiau pridėjusi tų iškarpų ir ištraukų iš Jehovos liudytojų raštų ir daugiau įdėjus pasakojimų Deimantės, nes tikrai buvo įdomu skaityti patį tekstą. Turinys nėra tik apie Jehovos liudytojus. Deimantė užaugo labai disfunkcinėje šeimoje, smurtaujančioje šeimoje, emociškai nesuaugusioje šeimoje. Tokie tėvai neturėjo turėti vaikų išvis ir dėja jų susilaukė labai anksti. Deimantės daugiau vaikų nėra šeimoje, kaip suprantu. Ir gyvenimas Deimantei tikrai nebuvo lengvas, tikrai buvo sunku augti tokie šeimoje, kai yra smurtaujama, kai yra vaikas laikomas labai žemoje vietoje ir visiškai nemoka su juo tėvai elgtis ir patys savo emocijas užkrauna ant vaiko, kuris dar yra per jaunas suprasti net kas vyksta, ir vaikas turi jaustis kaltas už paprasčiausius žmogiškus dalykus, kurie yra normalūs. Tai man tikrai virė kraujas, ypatingai skaitant, kaip mama elgėsi su Deimante, kai ji buvo visiškai maža ir tėtis dirbdavo ir dažnai nebūdavo namie. Už mažiausią menkniekį gaudavo lupti, būdavo aprėkta ir tai tikrai traumuoja vaiką ir iškreipia jo pasaulio suvokimą, kai atrodo paprasčiausi dalykai, kad vaikas užsinorėjo į tualetą, yra priimami kaip didžiausia nuodėmė, kaip didžiausia blogybė, kaip tu drįsti taip daryti ir dar gauni mušti už tai. Tai tikrai yra labai skaudu ir man labai buvo gaila Deimantės. Tai tikrai ši knyga atskleidžia, kaip norint susilaukti vaikų, turi tiek ir tėtis, tiek ir mama tikrai labai atsisukti į save, suprasti, ar jie yra pasiruošę tam, ar tikrai yra emociškai pasirengę priimti vaiką į šį pasaulį ir jį auginti, ir jį užauginti kaip žmogų ir elgtis su juo kaip žmogumi. Tai tikrai priverčia susimastyti, kad turbūt ne viena šeima yra tokia Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Ir vaikas turėtų būti priimtas kaip mažas žmogutis, o ne kaip kažkoks daiktas, su kuriuo gali elgtis kaip tik nori, ar kaip tavo nuosavybė, kuriai gali liepti elgtis taip, kaip tu nori. Nors knygoje Deimantė neatskleidžia tiksliai, pavyzdžiui, apie kokias Šiaulių vietas jį kalba, aš kaip užaugau Šiauliuose puikiai atpažinau, apie kokias vietas kalba Deimantė ir man buvo labai malonus toks aspektas, kad aš skaitydama galėjau suprasti, kad kažkada Deimantė vaikščiojo šiomis gatvėmis ir jos gyvenimas buvo visiškai kitoks negu mano, nors Deimantė yra 7 metais už mane vyresnė. Tačiau kai kurie dalykai, kalbant pavyzdžiui apie mokyklą, apie profesijos pasirinkimą, visiškai yra išlikę tokie patys ir Deimantės pasakojimai apie jos būtent karjeros siekį ir kaip į tai reagavo mokytojai mokykloje, visiškai tokie patys buvo ir kai aš mokiausi, tai tam tikri dalykai net ir nepasikeitė. Kas man dar labai patiko, tai aišku plačiai atvertos durys į tai, ką veikia Jehovos liudytojai, kaip vyksta jų susirinkimai, susitikimai ir kuo jie vadovaujasi. Aš tikrai nežinojau, kad Jehovos liudytojai įsivaizduoja, kad bus Armagedonas ir kad jie tam ruošiasi. Tikrai man tai buvo naujiena visiškai. Ir tie jų susitikimai, aš kažkaip galvojau, kad vis tiek tai yra labai ta religinė bendruomenė ir kad ten vis tiek vyksta mišios, visokie šventinimai, kaip ir kad krikščionių bažnyčioje. Bet pasirodo, jų susitikimai yra visiškai kitokio stiliaus. Ir Deimantė puikiai perteikė, kokie jie nuobodūs yra. Nes net ir skaityti atsibosdavo. Ir aš galvodavau, kaip gali net ir suaugę žmonės ten išsėdėti dar kelis kartus per savaitę ir jiems tai neatsibosta. Ir nors Deimantė ne vieną kartą papasakojo tiek ir knygoje, tiek ir podcastuose, kaip nauji žmonės yra priimami į Jehovos liudytojus, kaip su jais elgiamasi, kad jie ten pasiliktų, kad jie patikėtų visuo tuo, kas yra teigiama. Man yra protu nesuvokiama, kaip jauni žmonės gali taip panirti į tokią bendruomenę, taip pamiršti savo pačių įsitikinimus ir
visiškai atsiduoti tam. Kaip vaikui, aišku, jeigu yra šeima, kaip Deimantė šeimoje, kurie tikėjo Jehovą ir Deimantė nuo pat mažų dienų buvo vedama į tuos susitikimus ir jai buvo įteiktos būtent šios dogmos, tai aš suprantu tada, kaip tu gali neįsivaizduoti net koks pasaulis gali būti kitoks ir tau tai atrodo normalu, tačiau kai ateina nauji žmonės, kuriuos Jehovos liudytojai per tuos lankstinukus ir vaikščiojimus prikviečia, tai atrodo vis tiek tai yra suaugę žmonės. Kaip taip visiškai taip panirti? Atrodo, sveikas protas turi kažkur išlikti, ar ne? Tai kodėl jis tiesiog išnyksta? Jo, dabar labiau suprantu apie šitą bendruomenę ir kaip jį veikia, visą tą žmonių prišaukimą ir prikvietimą. Man yra įdomu tiek ir išklausyti, tiek ir paskaityti istorijų apie kitokias visokias bendruomenės. Žinot, kad Amerikoje tikrai jų yra nemažai, visokie mormonai ir kitos organizacijos, kurios yra Amerikoje ir kažkaip Lietuvoje pagrinde mes turim Jehovos liudytojus ir ką ten dar tikėjimo žodis buvo, kai aš maža buvau. Tai pas mus nėra tokio grandiozinio dydžio, tačiau vis tiek jos yra. Ir manau, kad su šia knyga atsivėrė tai, kad mes galim apie tai kalbėti ir turim apie tai kalbėti. Labai gera buvo Deimantės mintis, kad jos knygos pagrindinė mintis, su kuria įrašė, tai, kad religija yra ne vaikam. Man gal ši knyga labiau didesnė jos dalis buvo skirta būtent tai disfunkciniai šeimai ir kokioje šeimoje užaugo Deimantė ir tiesiog parodyti, kad žmonės gali atrodyti labai puikiai šeima, labai pavyzdingi, labai linksmi, pozityvūs, gražūs, pavyzdinga šeima, tačiau už uždarų durų gali dėtis tikrai netokie gražūs dalykai, kai yra ir smurtas, tiek psichologinis, tiek ir fizinis smurtas, tai jau nebegalima tiesiog nebežiūrėti. Ir man tikrai buvo pikta, kad net ir mokykloje, pavyzdžiui, nei mokytojai, nei kaimynai kokie, kur tikrai gyvenant bute, sienos tikrai nėra izoliuotos. Tikrai galima girdėti, kas vyksta už sienos. Ir nei vienas kaimynas kažkaip nieko nepasakė per tuos daugybę metų. Tai manau, kad tikrai neturėtų būti užmerktos akis. Tai ši knyga tikrai daug atveria tokių dalykų, kur turėtume mes patobulėti, kad pagerintumėm vaikų gyvenimą ir neleistumėm jiem gyventi traumuojančiose sąlygose. Na ir pabaigai labai geri Deimantė ne tik už drąsą parašyti šią knygą, bet už drąsą abejoti viskuo, už drąsą išeiti iš šitos religinės bendruomenės, nes suvokia, kad jei tai nėra jos kelias, pasistatyti savo kelią praktiškai nuo nulio, pasistatyti visą savo gyvenimą ir gyventi dabar taip, kaip nori. Jeigu skaitėte šią knygą, parašykit man į komentarus, ar jums patiko, ką jūs išsinešėte šios knygos, kokia yra jūsų nuomonė. Tikrai visada laukiu jūsų komentarų. Na, o dabar jau sakysiu ate. Dar vienas vlogmas jūsų lauks rytoj. Ate.